Net kiek lengvai skausmingai ilgesingas Karloso Santanos pragrojimas čia mūsų eteryje. Besisveikindamas žadėjau studijoje svečią, pažadus gerai ketėsėtėm šiandieną pas mus svečiuose aktorius Šarūnas Banevičius. Gerą dieną! Gerą dieną. Ar gera diena? Gera diena. Aš labai džiaugiuosi, kad vėl grįžau čia. Mes paskaičiavome 7 mėnesiai, nei daug, nei mažai, nors kažkaip pralėkė gerokai greičiau. Jo, kažkaip buvo įvykių, tai kažkaip viskas greit prabėgo. Šiaip tai mano dabar žmona vežė čia ir labai klausinėjo, ar čia bus tas pats bičas. Rimtai? Jūsų žmona klausinėjo, ar tas pats bičas? Jo, jūs turit gerbėją, mano žmona. Jis dabar laukia mašinoje manęs, kol baigsiu ir klauso. Eglė, galit perduoti. Eglė, linkėjimai malonu ir miela iš tikrųjų. Ir ypač, kai žmonės dar tai pasako, nes mes esame ta nekalbi ir ganėtinai tylėti mėgstanti tauta. Tik ne komentaruose, aišku. Taip. Tiesa. Nors tiesą sakant, pavyzdžiui, vaidinti spektaklį, pavyzdžiui, šiais laikais yra žiauriai smagu dėl to, kad tu gauni tiesioginį ryšį. Tau visą laiką messengeriu parašo žiūrovas savo įspūdžius. Tai aš tikiuosi ne per. Ne per spektaklį. Nors iš tikrųjų, kodėl būtų visai fainai. Sakytų, biški čia perspaudė girdė. Šito nereikėjo, ar kažką panašaus. Kuomet mes matėmės prieš tos 7 mėnesius, aš jūs pristačiau kaip po kurio laiko grįžusį. Dabar vėlgi, po kurio laiko grįžtantis Šarūnas Banevičius. Priverstinis tas grįžimas buvo. Nežinau, reikia kapstytis po tą netolimą praeitį, bet mes kalbėjomės lygiai kovo 5, o kovo 16 buvo ta data, kai viskas baigėsi. Renginiai, visokie pasirodymai ir visa kita. Koks buvo tas jausmas, kai tai buvo viskas, jau, aš nežinau, faktiškai buvo kelias dienos likusios iki pirmo spektaklio, ar ne? Jo, aš dar spėjau parodyti peržiūrą Vilniuje, ko labai džiaugiuosi, kad bent jau pamatė kažkiek tai žmonių ir dar Marijampolį spėjau parodyti. Bet jau važiuodamas į Marijampolį jau žinojau, kad čia bus paskutinis tai nuotaikos. Sunku dabar pasakyti, dabar praėjus laikui į viską žiūri kažkaip paprasčiau, ne taip dramatiškai, bet tuo metu iš tikrųjų buvo kažkoks... Aš tai jaučiausi taip šiek tiek apvogtas, įsivaizduoju, nes, lyg ir turėjo būti, bet, kaip sako, pist ir atėmė. Jo, ir nieko negali kaltinti. Ir nieko negali kaltinti, dar blogiau tada. Kažkokia ten bakterija. O mes taip įpratę sakyti, kad jeigu kažkas nesiseka, oi, kodėl man. Bet žiūrė, kad visiems, blemba. Bet va čia gal tas truputėlį ir geriau, nes kolektyvinis toks jausmas jis gal šiek tiek pagelbėjo, nes negaligi kaltinti kažko, nes visiems tas pats. Jo, nes ten su kolegom pašnekė, sako, jo, man irgi spektaklį nuėmė, bet taip. Tai ir tau, tai gerai, reiškia. Karma nesirinko konkrečiai pagal pavardę. Taip, mes labai nenorim būti tie išrinktieji blogąją to žodžio prasme. Bet mes šnekėjome šiek tiek neteryje prieš tai, kad šiek tiek tokių pranašingų ženklų tame spektaklyje yra. Ir liko, ar ne? Jo, ir baisu, dabar vėl repetuoju ir galvoju, ką aš čia vėl išpranašausiu, nes ten kažkas keičiasi. Jo, iš tikrųjų buvo pranašingi tekstai, buvo ten mintis tokia, kad gyvename per dideliam tempe, kad reikėtų šiek tiek stabtelti, kad galbūt galėtų kažkokią atominę bombą numesti ar sukurti virusą, kuris sustabdytų bent trumpam mus šiek tiek, kad mes visi pagyventume pauzėje. Tai čia buvo toks tekstas mano spektaklį ir va. Tai reiktų įterpti muzikali tragikomedija pagal realius įvykius. Jo. Ne, iš tikrųjų tai asmeniškas spektaklis, bet aš negalvojau, kad jis taps jau tiek jau paveikus įvykiams. Va. Ar tie 7 mėnesiai įnešė patobulinimų, kažkokių pakeitimų į patį spektaklį? Kaip meistras žiūri, nežinau, arba skulptorius į savo darbą ir norisi ten nuimti truputį, ar ne? Ar pridėti kažką atvirkščiai? Be abejo, bet kuriančiam žmogui per daug laiko nėra gerai. Aš nežinau, bent aš įsivaizduoju kūrybą kažkokiam strese, ekstremaliom situacijom, turi pritrūkti... Padariau, ar ne? Jo, turi trūkti 5 minučių, ten viskas turi paskutinė akimirka, tada aš įsivaizduoju kūrybą, tada įvyksta kažkas gyvo, kažkas netikėto, bet kai tu turi laiko apmąstymams, filosofijoms, tai ten gali visą gyvenimą repetuoti, visą gyvenimą ten daryti tą savo gyvenimo spektaklį ir taip toliau. Tai tą laiką išnaudojau poilsiui.
O dabar, kaip vėl pradėjome repetuoti, be abejo, viskas subrendo. Nors, aišku, spektakliai bręsta, kai jie yra rodomi. Tokia stadija turi būti. Taip, bet šiuo atveju jisai brendo ir sėdėdamas savo ramiai Rusijoje. Labai skamba įdomu. Kuris subrendo sėdėdamas? Ir aš galvoju, per 7 mėnesius gal šiek tiek proto įgavau daugiau. Aš dar tikiuosi, kad neregresuoju, einu į priekį. Tai aš manau, kad spektaklis bus kitoks, bet kokiu atveju. Nesat jūs ten vienas, nors iš esmės, aš nežinau, idėja, mintis ir visas tas griaučiai yra paties. Dar yra muzikantas ir dar yra atlikėja. Taip. Ir dabar įdomus variantas, kad būtent šitam variante, nes aš sakau, kodėl šitam variante, tai spektaklis yra spektakliu, o dabar mes siūlome tokią kamerinę klubinę versiją, pritaikytą, sakykime, klubiniai aplinkai, ne teatrui. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Tai prie viso šito prisideda tai, kad Petunija atlikėja, kuri šiaip tai buvo tiesiog įrašas, kuri daugiau mums padėjo įrašų studijai, dainuos gyvai. Tai vadinasi, kad jau turėsime daugiau muzikos. Dieve mano. Gyvos muzikos. Gyvos muzikos, taip. Tai Petunija sutiko gyvai padainuoti, tai aš manau, tai bus tokia naujovė įdomi. Plius dar parašiau keletą dainų naujų, tai kažkaip galvoju. Labai kukliai kalbat, taip kažkaip. Taip. Nieko nekeičiau, bet. Biški pirsten. Ne, tiesiog pagalvojau, kad aš nenoriu, kad tai būtų spektaklis kažkoks sumažintas variantas, aš noriu, kad jisai būtų kažkoks kitoks, kad žmogus atėjęs į teatrą pamatytų vieną variantą, atėjęs į klubą pamatytų kitą variantą. Jausmas tas pats, medžiai tie patys, žolė ta pati, bet... Gimiau per anksti. Ja. Ar Kęstutis Vaitkevičius kažką keitė? Keitė, jis man visą aranžuotę pakeitė per 7 mėnesius. Taip. Kas iš tikrųjų būna su tais menininkais, kai gauna tą laisvą. Tai aš ir sakau, negalima duoti per daug laiko. Aš dabar girdžiu, viskas skamba kitaip. Bet mano galva geriau skamba. Tai vieni išvels šiek tiek tragedijos, kiti komedijos, bet kuriuo atveju bus gera elektroninė muzika. Tiesa. Tiesa, ir jinai dar pagerėjo, mano galva, jos dar prisidėjo ir žinant, kad tai bus klube, mes kažkaip tai teatre tą muziką, taip, sakykime, tai buvo toks subtilus reikalas, o dabar dėsim į pirmą planą. Ta prasme, jeigu žmonėms atsibos žiūrėti, kaip aš siaubingai vaidinu, tai galės geros muzikos. Apsidraudimas toks. Jo, aš mėgstu apsidrausti. Tai dar vienas džokeris. Tikrai aš tikiu, kad dalį klausytojų pasimiršo, ką mes kalbėjome prieš 7 mėnesius. Kas tai per spektaklis? Tai galbūt kažkas ir pirmą kartą. Galbūt kažkas ir pirmą kartą, taip. Tai mėly žiūrovai, mėly klausytojai. Dar vienas džokeris tai yra tragikomedija, muzikali, monospektaklis, kurį aš parašiau ir vaidinu. Tai yra intimus spektaklis, kalbantis apie priklausomybės. Įvairias. Negalvokite, kad kalbam tik tai apie tai, ką jūs jau ten visi puikiai žinote ir ką mes čia visi draudžiame. Taip, ką mes visi draudžiam. Jo, ir kalbame apie įvairius spektrą ten tų priklausomybių. O šiaip tai, sakykime, spektaklyje bandau kalbėti tomis temomis, kuriomis mes kažkaip nedrąsiai šnekam, arba jeigu šnekam, tai labai taip paviršutiniškai. O čia taip norisi kažkaip drąsiai, muzikaliai ir netgi su juodu humoru apie tai pakalbėti. Kai kam gali šiek tiek skaudėti? Jo, bet aš manau, kad kiekvienas žiūrovas ten nuo jo sugėdimo laipsnio priklausys, ką jis ten pasiims, ar ten tragedijos, ar komedijos. Bet noriu būti sąžiningas, noriu, kad žiūrovas gerai praleistų laiką ir nėra temų, apie kurias negalima šnekėti, aš manau. Ir nėra kažkokių taisyklių, kaip reikėtų šnekėti apie tai ar apie tai. Tai va, tai ten, kas mėgsta va tokį aštrų teatrą, kuris ne šiaip hi-hi-ha-ha, ar ten specialiai negraudina, o kažką tai duoda tokį didelę paletę, tai va, kažkaip, Jėzu, kiek aš čia prišnekėjau, paletė. Žodžiu, tai aš labai sunku iš tikrųjų man kalbėti apie šitą spektaklį, nes Bet džokeris jis nėra tas, kuris moralizuoja, kuris moko, jis netoks. Ne, aš manau, kad kiekvienas žiūrovas turėtų ten atrasti savęs kažkiek tame džokeryje, vienoje ar kitoje situacijoje. Pas mus išlenda tas džokeris, kur
Nežinau, man ruduo yra sunkus metas iš principo. Čia šitas bjaurusis ruduo, ar tas gražusis, kur buvo iki užvakar? Nesvarbu. Vis tiek ruduo yra ruduo. Aš kaip sakau, dabar jaučiuosi kaip ponas. Paklauskite, kodėl. Paklausiu, žinoma. Nes sakydavo, kad depresija yra ponų liga. Iš dyko buvimo. Iš dyko buvimo. Susigalvoja žmogus. Tu darbą duok ir iš tulkės čia viskas. Taip, man būtent. Tai, prasidės nuo 21 dienos spektakliai ir teks į tą mužikų luomą grįžti. Teks į mužikų luomą grįžti. Nori, nenori. Bet labai laukiu to ir be darbo sėdintis aktorius jau geriau tada nebūtų aktorius. Čia yra tas posakis auksinis, kad moterys be vyrų vysta, o vyrai be moterų kvailėja. Tai aktorius be vaidmens, kas ten su juo? Nu, nežinau. Pelėsis įsimeta. Pelėsis ir kerpiam, apaugę žemai. Mes su kolege antrą dieną čia bendrame kolektyvo raktelyje klausinėjom viens kito apie laimę, apie laimės būseną ir ar dažnai kiekvieno iš mūsų gyvenime būna. Kaip paties? Ir ar tai tada, kad tu jauti iš tikrųjų laimę, o gal po metų galvoji, kad jau nebe? Apgaulingas jausmas. Kaip yra? Nu, sako, jausmų tu negali kontroliuoti, tai laimė, kaip ir suprantu, čia yra jausmas, čia tu neišmastysi racionaliai, čia dabar tu laimingas šiuo metu ar ne, tu jauti tą pojūtį ar ne. Aš į laimę žiūriu labai paprastai, kad už laimę atsakingi tik mes patys, ne aplinka, ne kažkas tai iš šono, o mes patys, be abejo, tai yra labai sunku, tai yra didelis darbas su savim. Nes kartais tos laimės tiesiog nėra to jausmo atsikėlė. Nėra iš kur paimti. Bet jinai yra, tiesiog reikia per daug nesinervinti, jinai kažkur tai mėtosi. Ne visada jinai būna šalia, kartais reikia tiesiog biškį palenkti galvą ar ją pakelti kažkur. Ar gali būti priklausomybė nuo laimės? Aš manau, bet kokias priklausomybės yra priklausomybė nuo laimės. Laimės pojūtis žmogui yra reikalingas, aš manau, prigimtinis. Ir mes labai norim būti laimingi. Jau tas vaikiukas išlenda ir pradeda klykti, nes jam reikia kažkokios tai laimės. Kad čia ir dabar. Čia ir dabar. Ir mes, nesvarbu kiek to metų, ir nesvarbu, ko tu užsiėmė, mes vis tiek trokštame tos laimės, ar tai pinigais, ar didelė šeima ir taip toliau ir panašiai. O Džokeris yra laimingas kartais? Pats personažas. Jis yra siaubingai nelaimingas. Aš taip norėjau padaryti tokį siaubingai nelaimingą personažą, kad žmogus žiūrėdamas... Antilaimingą. Bet tokį jau hiper, kur jau, kad žiūrovas žiūrėdamas galvotų, blemba, nesąmonė. Aš dar netoks. Aš dar netoks. Va. Ir jeigu ten kažką, tai galvoja, blemba, kaip aš nenorėčiau prieiti iki tiek. Tapti šitų klaunų, kuris... Iš vis net nežinau, kas yra laimė. Tai jo, baisiai nelaimingas Džokeris yra. Po to aš galvoju, užsikabinsiu ant šitos temos ir galvoju, kitą spektaklį darysiu apie Spider-Maną. O, tai čia, manau, bus linksmiau. Jo, kažką tikėtina, Spider-Manas pats iš savęs yra linksmas, ir atrodo linksmas. Perspektyvus siuvėjas. Taip. Menininkas, sakykime, kad miesto menininkas. Taip, tai muzikos klubas Tamsta pradeda žiūrovų teatrą ir dar vienas Džokeris bus tas pirmasis spektaklis, kuris ir atidarys visą šitą ciklą, tai šiokia tokia atsakomybė. O taip. Ir dabar vyksta tie paskutiniai darbai. Žiauriai įdomu, iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kas bus, nes visgi teatras yra teatras, klubas yra klubas, kaip tai susižiūrės. Šiaip labai įdomus projektas ir labai sveikintina, kad Tamsta sugalvoja tokį dalyką, kad... Teatrą atvesti į klubą. Atvesti į klubą, jo. Dabar, labai populiarų klubą atvesti į teatrą. Jau seniai tai vyksta. Taip. Dabar čia toks atvirkštinis variantas. Teatrą atnešti į klubą. Ir aš manau, kad čia bus labai faina tradicija, aš labai tikiuosi, kad žmonės užsikabins ir kiekvieną trečiadienį galės pažiūrėti spektaklį. Ir ne vien mano spektaklis bus, taip aš atidarysiu, po to lapkričio 4 dieną bus dar vienas spektaklis, draugai, nesimenu pavadinimo, iš tikrųjų atsiprašau, draugai, apie kurių nežinom. Ir žodžiu, tai ne vien aš būsiu, bet bandysim tokią tradiciją padaryti Tamstos klube, kad kiekvieną trečiadienį žmogus ateitų pažiūrėti spektaklio. Yra toks dažnas klausimas, kuomet kvieti kažką kažkur ir jie klausia, o kas dar bus? Kviečiu tave į klubą, kas dar bus? Ten teatras dar bus.
Taip pat atėjęs kuriam laikui. Žiūrėkime tą pozityvę pusę, kad mes gyvensim geriau negu po kovo 16, laisviau, tai Džokeris keliaus toliau, į Kauną keliaus, ar ne? Taip, į Kauną lapkričio 5, bandysime, labai tikimės, kad viskas bus gerai, bet, aišku, šiais laikais kažkaip tai tą perspektyvą žiūri labai atsargiai, gyveni diena iš dienos, dabar tiesiog labai norime, kad spalio 21 dieną įvyktų ir įvyktų su žiūrovais. Ir po to žiūrėsim toliau. Ir be abejo, ašgi kaunietis, tai visus kauniečius kviečiu lapkričio 5. Štai taip. Muzikos klubas Tamsta, 21 spalio žiūrovų teatre, dar vienas Džokeris su Šarūnu Banevičiumi. Informacijos daugiau matyt, kad Facebook'e greičiausiai būtų galima surasti. Taip, Facebook'e galit mane pasiekti, Šarūnas Banevičius ten irgi aš drąsiai. Beje, aš irgi jūs pradėjau sekti, įsivaizduojat? Aš matau, kaip jūs ten šaunu maistą gaminat labai. Nu va. Šiandien atvirumo valanda, reiks man pasižymėti, jog būna kartais tokių stebuklingų momentų ir tą dieną kviesi žmonių, kurie norėtų papasakot, kas lepia labiau. Šarūnai, buvo faina, aš tikiuosi, kad netempsim tiek ilgai su susitikimais, tai iki kitų kartų. Jo, labai, o jūs tam statėsit gal į spektaklį? Į PM, man. All right. Iki. Radio stotis kelyje.